Dauguma vyrų šiandien vaikšto be energijos, be noro, be tos vidinės ugnies. Ir žinai ką? Prieš 6 mėnesius man buvo tas pats. Mano testosteronas buvo 5. Tai reiškia, nėra jokios motyvacijos. Ryte mieguistas, sporte energijos trūksta, libido sumažėjęs. Bet po 6 mėnesių nuoseklaus darbo man pavyko pakelt iki 20 natūraliais būdais, be jokių steroidų. Ir šiame video pasidalinsiu visais būdais, nuo bazinių iki pačių keiščiausių dalykų, kas man padėjo ir svarbiausia, ko daugiau nebedariau. Pirmas dalykas - miegas. Daug žmonių tai nuvertina, bet iš tikrųjų, jeigu tu nepakankamai miegi, tavo testosteronas gali nukristi net iki 30%. Todėl aš pradėjau eit reguliariai miegot nuo 10 iki 6 ir valandą prieš miegą jokio telefono, pritemdyti šviesas, kad melatoninas natūraliai pradėtų kilti ir taip daug geriau pradėjau miegoti ir pajutau skirtumą. Tai tikrai ryte iš karto jautiesi daug energingesnis ir natūraliai testosteronas tavo kyla. Antras dalykas - tai stresas. Kortizolis tiesiogiai žudo tavo testosteroną, todėl pradėjau daryti kvėpavimo pratimus ir meditacijas. Tai viena iš kvėpavimo technikų, kuri man patinka, tai 4 sekundės įkvėpi ir 6 sekundės iškvėpi. Tai įkvėpi giliai ir tada visiškai išpūti. Trečias dalykas - tai saulė. 20-30 minučių buvimas saulėje, ypač vasarą. Šiuo laikotarpiu, dabar kaip ruduo, faktas, jos mažiau tos saulės, bet vis tiek dienos šviesoj, vis tiek reikia būti, praleisti kuo daugiau laiko, pasistengti pasportuoti, pasivaikščioti. Pastebėjau, kad net ir jeigu nėra saulės, vis tiek geriau jautiesi išėjęs į dienos šviesą. Ketvirtas - filtruotas vanduo, be chloro, be jokių chemikalų. Penktas - mityba, kurioje daug riebalų. Tai įtraukiau daugiau avokadų, alyvuogių, aliejaus, jautienos, kiaušinių, riebios žuvies kaip lašiša, skumbrė. Ir iškart pastebėjau, kad tikrai daug energingesnis ir riebalai tai yra pagrindas hormonams. Šeštas - vitaminai ir mineralai. Tai traukiau tokius kaip D3 plus K2 kiekvieną dieną, omega 3 po 2 gramus, cink bisciglinatas po 25 gramus, kalis plus magnis. Toks pagrindas, kuris man labai stipriai padėjo. Ir dar buvo papildomas, bet čia buvo kaip iš mano paties, tai man buvo nukritus geležis. Tai kai traukiau geležies, natūraliai sukilo man energijos lygis, nes jinai buvo nukritus. Ir aš manau, tas irgi prisidėjo prie viso testosterono, nes kai tu esi energingesnis, tu stipriau pušni treniruotėse ir aš manau, natūraliai kyla testosteronas. Septintas - treniruočių principai. Treniruotės turi būti intensyvios, bet ne per dažnos. Aš treniruojuosi 4-5 kartus ir įtraukiau HIIT treniruočių bei sprintų. Kai tu sprintini iš visų jėgų, bėgi kiek eina, po to tu jautiesi kaip super žmogus. Daug domėjausi apie tai ir daug yra tyrimų, kad sprintai ir tos HIIT treniruotės, kai tu pušni iki pat negalėjimo, bet jos trumpos, 20 minučių maždaug, testosteronas labai stipriai kyla, tai būtinai įtraukite į savo rutiną. Aštuntas - šaltas dušas 3-4 kartus per savaitę, ypač vėsinant kiaušinius. Pastebėjau, kai karštos dienos, kiaušiniai būna tokie patižę ir kai tu juos atvėsini, išeini iš to dušo, tai toks kaip, nežinau, kaip super žmogus, kaip toks, pasitikėjimas labai pakyla. Ir šiaip pagal tyrimus, po šalto dušo 2-3 valandas natūraliai tavo dopaminas būna pakilęs. Tai manau labai verta įtraukti savo rutiną. Devintas - tai buvimas su vyrais ir varžymasis. Kai tu varžaisi, kai tu būni irgi tarp kitų vyrų, tavo testosteronas natūraliai auga, kai tu esi tokioje aplinkoje. Bet tačiau, jeigu tavo aplinkoje tik tais moteris ir vaikai, tai pagalvok pats, tai natūraliai žemėja tavo testosteronas. Ir 10, bet pats neprasčiausias, tai seksualinė energija. Kai tu ją išvaistai kiekvieną dieną, tavo testosteronas niekada nebus toks aukštas, koks galėtų būti. Tai susilaikyk bent kelias dienas per savaitę, bent jau aš tai dariau ir pastebėjau teigiamą poveikį. Ir dabar apie tai, kas iš tikrųjų žudo tavo testosteroną. Tai pornografija visiškai sunaikina tavo dopamino sistemą.
Alkoholis, net 2 bokalai per savaitę gali sumažinti tavo testosteroną. Plastikai, plastikiniai buteliai, plastikiniai indeliai, sojų produktai, sėkliniai aliejai tai tikra estrogenų bomba. Cukrus, perteklinis kalorijų kiekis taip pat kelia insuliną, kas gali prisidėti prie mažesnio testosterono. Miego trūkumas ir naktinis darbas taip pat mažina. Tai stenkis sumažinti visus šitus dalykus ir tavo testosteronas jau pakils. Aš pakėliau testosteroną nuo 5 iki 20 ir tu gali padaryti tą patį. Pasirink bent vieną dalyką ir pradėk jau šiandien. Ne rytoj, ne poryt, o dabar. Prisijung prie Araza brolijos, ten kur vyrai tobulėja fiziškai ir protiškai. Nuoroda aprašyme. Išlikit stiprus, ne tada, kai pasaulis galvoja priešingai.